Sveiki visi, biški žaliosios energetikos ir vištyliai panaudota. Čia turiu ventiliacinį vamzdį. Kaip žinome, dabar karščiai užpuolė ir apie 30 laipsnių virš. Tai natūralios ventiliacijos, čia va įėjimas, natūralios ventiliacijos kaip ir neužtenka. Aišku, vištos dieną čia tik tai kiaušinius deda, o surinkau šiandien. Tai prikonstravau ventiliatorių nuo mašinos ir vieną dušusią panelę. Turėtų girdėtis, užtraukia. Ir automatiškai saulė skaisčiau šviečia ir ventiliatorius greičiau sukasi. Ir taip visą dieną. Išeisim į lauką. Tyko kaip tik vamzdžio diametras. Čia vontos pečiukas. Ir ant stogo ten uždėta viena sudužusi panelė, nukentėjusi nuo krušos. Gavau dovanų. Be jokios automatikos, viskas dirba kaip saulė šviečia. Taip ir ventiliatorius sukasi. Kuo skaisčiau šviečia, to greičiau ventiliatorius sukasi. Tai tiek. Gal kam pravers. Naktį, aišku, nesisuka ramybė. Tiesiog kilo mintis, turėjau pečiuką ir viskas gavosi. Sumontuotas, aišku, saugiklis dėl visako. Jeigu pečiukas sustotų, bet jos du turiu, tai manau tikrai ilgam jie čia suksis.